Kuris pasakė, kad savo laiku yra dirbęs Vėliučionių socializacijos centre, yra iš socializacijos centro pabėgę vaikai ir norėtų su manim susitikti. Ir iš karto atvyko 4 jaunuoliai ir buvęs auklėtojas. Tiesiog vaikai atnešė parašytą prašymą, nurodydami tam tikras problemas, kurios veikia neigiamai juos ir jų likusius draugus, ir tiesiog prašė imtis priemonių tų problemų išsprendimui. Vaiko teisų apsaugos kontrolierė Vėliučionyse apsilankė, netgi 2 kartus. Tai, kad Rimantė Šalaševičiūtė pripažįsta bent jau kai kuriuos pažeidimus Vėliučionių vaikų socializacijos centre, jūs patys matėte ir girdėjote. Nuo to momento, kai jai buvo įteiktas vaikų skundas, prabėgo nei daug, nei mažai pusmetis. Ir ką, paklausite jūs? Ogi nieko. Įprasta kaltinti, kad vaiko teisų apsaugos kontrolieriaus įstaigoje ilgai trunka tyrimas. Taip, buvo skundas, buvo galima nuvykom į vietą surašyti 1, 2, 3. Bet žinant problemas ir norint objektyviai viską įvertinti, nuo to, ar mes surašysime pažymą, sakykime, birželio mėnesį būtumėm surašę be tų susipažinimų su visom bylom, be, reiškia, vaikų apklausimo, be kitų galbūt kažkokių tai veiksmų, kuriuos reikia atlikti. Nuo to, ar mes surašėm birželį, ar mes surašysim gruodį, iš esmės situacija nepasikeis. Grįžkime į Vėliučionis. Susirgus direktorės pavaduotojui Alvydui Alimui, Marius kurį laiką jį pavadavo. Dabar dziudo vaikus treniruojantis sportininkas tuomet įsteigė imtynių bokso savigynos būrelius. Mariui pasitraukus, o Alvydui Alimui sugrįžus, vietoj šių sporto užsiėmimų atsirado jo vadovaujamas šokių būrelis. Nors Vėliučionių socializacijos centre laikomi tik berniukai, o netradicinė pono Alimo orientacija, pasak Mariaus, vieša paslaptis. Tiesa, pats Alvydas Alimas tai kategoriškai neigia. Ką jūs į tai pasakytumėte? Nesąmonė. Žinau, tiksliai, suprantat, kai pavaduotas Tašešė, kai aš perėmiau jo tam dalį pareigų, 70 ten etato man dalį paskyrė. Man jo tarnybinį telefoną, davė, būtent valstybinį. Ir man ten pradėjo eiti žinutės, siūlinančios vyrišką meilę, galvoju, kad su tuo buvusiu pavaduotoju bendravė, Tas pats numeris. Vėlgi parodau direktoriai, gal kažkas sumaišė, nesuprantu, pati sako, kad gėjus, aš rodau, kad ir tarnybinį telefoną tas sėjamas, toliau ten bendravė. Gal kažkas sumaišė, taip, viskas kaip ir nuleidžiama rankomis. Vaikai kaip ir pateikia jį truputį kitokį vyriškį, negu mes suprantam, kokie vyrai turi būti. Tik tai tiek yra įvardinta. O kad jie kaip gėjų? Taip. Maždaug taip, bet jie truputį grubiau. Jūs su savo pusbroliu vaikus išsiveždavot į miestą, girdydavot juos alumi? Šitą pirmą kartą aš tą girdžiu tokį dalyką ir čia yra tokia nesąmonė, kad aš nežinau. Čia tikrai, aš su pačiu Mariu ir tegu tie patys vaikai kalba, ar esu planai kažką išvešęs iš teritorijos. Čia yra kaltinimas, tai nežinau koks. O tas toks jūsų tas pusbrolis, jisai, kas jis ten per žmogus? Normalus žmogus, normaliai gyvena, normaliai dirba, gyvena dabar pats gerai. O tai jūs giminaitis jūsų? Taip. Aš Šilalose ar būdavo čia šitą teritoriją? Jis vieną kartą buvo atvažiavęs, sako, įdomu pasižiūrėti, kas čia yra ir viskas, ir daugiau jo nėra buvę. Toliau aš nežinau, kokios priežastys yra. Nes šiaip, pavyzdžiui, jeigu aš kažką tai atsivešiu arba kažkas tai įtų svetimas į teritoriją, tai čia būtų mūsų direktorė tuoj pat vietą iš darbo atleisti arba kažkas tai įvyktų. Įdomu, kodėl direktorė savo pavaduotojo net leido tada, kai teritorijoje svečiavosi jo pusbrolis. Priremtas prie sienos Alvydas Alimas painiojasi ir toliau. Štai ką apie jo šokių būrelį pasakojo šios įstaigos vadovė. Ponas Alimas veda šokių būrelį? Ne. Nebėra šokių būrelį? Nėra šokių būrelį. Bet buvo? Pas mus būrelis buvo ne šokių būrelis, jisai vadinosi breiko būrelis. Taip, buvo per vienus metus. O štai ką apie breiko būrelį pasakojo pats Alvydas Alimas.
Kad buvo toks kažkoks šokių būrelis, kuriam jūs vadovavote. Taip. Ir kaip norėjai, vaikai lankė? Jeigu mes apskritai antrą vietą užėmėm. Pagal ką? Dalyvavom apskritai su šokių būreliu, šokom škotus. Normaliai jie pasirodė, normaliai jie buvo. O kokio tam pabudžio šokiai? Tautiniai. Tautiniai. Bet taigi čia vien berniukai. O tai ką, berniukų vyrų šokių nėra Lietuvoje? Ai, tai tokie teminiai vyrų šokiai. Nu, teminiai šokiai, užsiėmimas. Bet tai choreografija tai vėl nesusideda vieno šokio, tai yra kūno pastatymas, tai yra normalus užsiėmimas. Aš tai nematau, kame čia yra problema dėl to. O ką, pavyzdžiui, jūs nenorite tame, kad atsistoti ir sušokti, pavyzdžiui, džigūną, sušokti slinkę. Tai yra vyrų šokiai, tautiniai šokiai. Nustojęs vadovauti šokių būreliui, ponas Alimas užsiėmė neformaliu vaikų ugdymu. Jo žinioje atsidūrė visa užklasinė veikla, taigi ir visos iškylos su vaikais į miestą. Nors Alvydas Alimas dievagojasi, kad jis tik organizuoja renginius ir išvykas, o su vaikais keliauja kiti mokytojai. Deja ir čia direktorės pavaduotojo ir jo kolegų liudijimai nesutapo. O ką jūs dabar, sakykit, jūsų darbo laukas? Mano darbo laikas yra neformalus ugdymo organizatorius, kuris labai normaliai dirbo taip pat su tais pačiais vaikais, organizuojam renginius, organizuojam įvairius susiėjimus. Tai jūs važiuojat su tais vaikais, kurie turi Aš su vaikais nevažiuoju. Važiuoja visai kiti darbuotojai, kurie važiuoja, kūno kultūros mokytoja važiuoja, toliau važiuoja grupė auklėtojų su tais vaikais. Mano reikalas yra tik suorganizuoti. Sakykime, jūs šiandien buvote išvažiavęs su vaikais iki teismo? Tai iki teismo, jeigu nieko nėra kam važiuoja, tada važiuoja, vaiką palydi, bet tai važiuoja vėl, tai važiuoja, aš važiuoju, vairuotojas važiuoja, važiuoja didelė dalis žmonių. Aš, pavyzdžiui, konkrečiai nei su vienu vaiku asmeniškai ne aš jų įsivežu, ne aš jų parvežu, ne aš juos kažkur tai dedu ir aš nežinau, kodėl tokie yra kaltinimai. Jisai būrelį neturi, jisai neformalus ugdymo pavaduotojas yra. O ką tai reiškia? Tai yra visokie renginiai, tai yra išvykos į baseinus, sakykime, veža į teismus, va ir šį momentą dabar jis išvykęs yra į teismus su vaiku ir taip pat yra bowlingo išvykos. Įvairiausios išvykos, jisai yra, formalus ugdymas tai yra, sakykime, įvairios išvykos kažkur. Su vaikais? Taip, su vaikais. Taip. Siaubingi dalykai vaikų namuose vyksta ne tik Vėliučionyse. Akistatos redakcija nekartą sulaukė anoniminių skambučių. Vaikų namų auklėtiniai pardavinėjami pedofilams. Tai faktai, kuriuos viešai pasakoti mes bijome. Darykite ką nors, sakė į mūsų redakciją skambinę žmonės. Tokių pačių skambučių sulaukė ir ši moteris. Tačiau viešosios įstaigos Pagalba ir Viltis pirmininkė neįsigando viešumo ir tik išvydusi šios laidos anonsą iškart susisiekė su Akistatos redakcija. Ponia Katavičienė įsitikinusi, vaikai slapta pardavinėjami pedofilams Kaune, Panemunės vaikų namuose. Į kiek namų benueidavom, visi tą patį dėstė, teigia, kad atvažiuoja prabangios mašinos vakarais ir išsiveža vaikus. Trumpam turime nutraukti šios istorijos pasakojimą, nes eteryje laikas reklamai. Tačiau ji ilgai netruks. Likite su TV3, jau po kelių akimirkų tęsime laidą. Siaubingi dalykai vaikų namuose vyksta ne tik Vėliučionyse. Akistatos redakcija nekartą sulaukė anoniminių skambučių. Vaikų namų auklėtiniai pardavinėjami pedofilams. Tai faktai, kuriuos viešai pasakoti mes bijome. Darykite ką nors, sakė į mūsų redakciją skambinę žmonės. Tokių pačių skambučių sulaukė ir ši moteris. Tačiau viešosios įstaigos Pagalba ir Viltis pirmininkė neįsigando viešumo ir tik išvydusi šios laidos anonsą iškart susisiekė su Akistatos redakcija. Ponia Katavičienė įsitikinusi, vaikai slapta pardavinėjami pedofilams Kaune, Panemunės vaikų namuose. Tada, kada mes pradėjom daryti nagrinėjimą šito skundo, tokio anoniminio, mes ir darėm apklausą gyventojų. Padarėm apklausą ir gyventojai motyvavo, kad iš tikrųjų, į kiek namų benueidavom, visi tą patį dėstė, teigia, kad atvažiuoja prabangios mašinos vakarais
ir išsiveža vaikus. Išveža tos vaikus vakarais. Nu, maždaug, sakė, nuo 7 valandų, tai ne vienu metu atvažiuoja viena mašina, kita mašina, ar ne. Grįžta jie nuo 4 ryto. Tie vaikai atvežami atgal. Keliaujame į Kauną, į Panemunės vaikų namus. Šią įstaigai vadovauja Elena Trimonienė. Bet yra visuomet apsaugos darbuotojas, kuris atsako. Ir į vaikų namus nuo 8 valandos vakaro gali įvažiuoti, tik tai įleidžia naktinį auklės, paprastai atvažiuoja iki 8, jeigu kuris mašina. Bet šiaip būna užrakinti vartai ir niekas net neįvažiuoja. Taip, kad įvažiuoti vaikų namus niekas nei su pabrangiom, nei prastom mašinom nebegali. Nu, o jeigu iki 8? Iki 8 valandos vakaro, tai nėra ta institucija, kur negalėtų atvažiuoti globėjai ir giminės ar lankyti vaikų ar pasiimti. Žinoma, atvažiuoja savaitgaliais pasiimti globėjai vaikus. Globėjai, kurie turi leidimus, kurie savaitgaliais, kai sakyt, savo šilumą meilę dalinasi su vaikais savo šeimose, pasiima vaikus, o sekmadienį vakare juos atveža atgal į vaikų namus. Taip yra globėjai, kurie turi geras mašinas ir atveža vaikus vakare. Štai taip, pasirodo, pasiimti vaikus galima visiškai legaliai. Tai reikia tapti jų laikinuoju globėju. O tapti tokiu globėju visai nesudėtinga. Jeigu nori savaitgalį, šventėm, atostogom pasiimti vaiką į savo šeimą, atvyksta žmogus, kad ir jūs atvykstat, parašot pareiškimą, ką norit, mes parašom raštą Vaiko teisių apsaugos skyriui, kad prašome vertinti sąlygas, ar tas žmogus tinka, gali imti savaitgalės per šventės ir atostogų metu globoti mūsų tokį ugdytinį, nuvyksta tarnybos specialistai, patikrina sąlygas ir jeigu jos tinka, yra vaikų tenai, kai sakyti, jo reikmėms ten lova, kambarys, daiktus, kur pasidėti ir gali šilumą nors pasidalinti nuo savaitgalės vaikas pabūt šeimom, tai reikia džiaugtis, kad tokių globėjų atsiranda. Ir duoda pritarimą, tiesiog įvertinimą sąlygų. Tada gaus tokį raštą, atsakymą, jis labai greitai ateina, jį patikrina, rašom įsakymą, kad tokiam leisti savaitgalės švenčių atostogų metu globoti tokį ugdytinį. Ir daug tokių yra? Globėjų turim, gal dabar reiktų man pasitikslinti dokumentuose, maždaug apie 30 būtų vaikų, kuriuos paima savaitgalės šventėm ir atostogom globėjai. Čia yra išsakomi tokie įtarimai, kad tie vaikai yra seksualiai išnaudojami, reiškia. Tai dabar, jeigu pamaketavus tokia kokia negera situacija, kad, tarkime, reiškia, tokių kėslų turintis žmogienas, reiškia, supretenduoja pas jūs tapti globėjai. O kaip nuo to apsisaugoti tada? Žinot, taip paprastai, kad tik noriu, tai netapsi globėjų. Paprastai, kas tikrina, vertina sąlygas, žiūri, kur tie žmonės dirba, kuo jie, kaip sakyti, kokia šeima.